Mano vardas Pijus, o pavardė Samulionis. Smagi diena. Buvo sunku lenkti, kitus buvo sunku, buvo avarijų, bet atsilaikiau ir nes man patinka. Aš galvojau, kad jau nebe pirmas būsiu. Šiandien oro sąlygos man patiko. Kodėl? Todėl, nes gali ant sauso važiuoti, o ant šlapę gali biškutelį paslidinėti, pačiuožinėti. Varžovai šiandien buvo labai stiprus. My name is Henry. It's very good. Again? Today is very good day because my practice has very good and my results are very good. I like kartings and I like drive here. This is very hard track and it was stay first and drive very fast. Control my feelings because I need to know how to drive and how fast I drive and yeah. Kas šiandien buvo sunkiausia? Varžovai ar oro sąlygos? Varžovai tikrai, nes labai reikėjo kovoti dėl pirmos vietos, labai daug buvo varžovai lenkę mane ir jiem nepavyko labai daug kartų, tai aš išsilaikiau. Finale buvo daug sunkių vietų. Ten buvo tam, kur dvigubam į dešinę, Juozaitis lenkė ir Argordėjus ir vos nesusikabinom. Bet aš po to ten biškį išorėj sukau ir atsikabinau. Tada buvo ten Gordėjus ant to paprasto į kairę. Tai jis dar mane buvo ten bandė Juozaitis ar Gordėjus lenkti ir vis tiek nepavyko. Po to, žinai, savo rezultatą vertinu 10 iš 10. Tai šiandien man šita diena buvo pakankamai sunki. Antram hite, man ten sunkai sekėsi, bet mes išsprendėme tas problemas ir finale man gerai važiavo kartingas ir galėjau laimėti. Mes sužinojome, kokią ašį ir žvaigždę reikia uždėti, kad gerai važiuotų iš posūkių. Tai iš pradžių aš buvau trečias, nusprendžiau aplenkti antrą, nes jisai buvo nepakankamai greitas, kad dasvyti pirmą. Bet aš ilgai įvėjausi tą pirmą varžovą ir po daug ratų įdasivėjau ir jis padarė klaidą ir galėjau aplenkti. Šiaip buvo visai sunku dėl varžovų iš kitų šalių, nes jie turi daug patirties. This race helped me in my mindful, I think, because maybe it wasn't really good speed, but we could find the pace and we found the speed in the final. So yeah, I think my mindset just pushed me because I thought that it's my only race in the season in this track, so I needed to win because I was fast in this track last year too, and I thought I need win to let my streak. I didn't think that I would win for 100%, but in my mind I have a chance to win. I have really good competitors, and I needed to win because I know if I'm in front of them, I'm faster. Lithuanian riders are fast. I can't say something bad about them. They are fast. I was looking for them in the practice too. I needed to find the speed in the practice for qualifying and the race, and I did that. Šiandien varžybų dieną turėjom 4 važiavimus. Per treniruotę važiavau tikrai padorų ir gerą laiką. Atvažiavau trečias. Toliau turėjom 2 hitus, per kurias atvažiavau 5 ir 3, kas buvo visai neblogas rezultatas. Ir galiausiai finale finišau 4. Buvo tikrai labai sunkios ir ilgos varžybos. Tik vieną linkimą gaila padariau, bet nieko, mokomės iš savo klaidų ir lauksim kitų varžybų. Tai finale pirmam rate turbūt daugiausia pozicijų praradau, tai visas 3. Tai turbūt kitaip važiuočiau startą, ramiau važiuočiau startą, dėl to, kad per stipriai pušinau ir per greitai važiavau, praradau 3 pozicijas ir nepavyko jų atgauti visų.
Tai Latvijai šiandien tikrai buvo žiauriai greiti, Vilkansas irgi visą laiką pirmas. Jisai turbūt man labiau kaip motivacija, nes jis labai greitas, kiekvieną savaitgalį važiuoja ir visas varžybas laimėjo su dideliu tarpu iki antros pozicijos.